Laidoje papasakosime apie mažosios Lietuvos filosofą, filologą, tautosakininką, giesmių eiliuotoją ir vertėją Pilypą Ruigį. Susitiksime su klaipėdiečiu Genadijumi Sokolskiu, Didžiai Gieša, kuris jau daugiau nei 20 metų groja ne tik muziką, bet ir vaizdo klipus įvairiose Lietuvos ir Europos klubuose. Laida Kultūra Plius žiūrėkite netrukus. Sveiki! Baltikum televizijos eteryje artimiausią pusvalandį su jumis bus Klaipėdos kultūrai ir istorijai skirta laida Kultūra Plius. Visų dižokėjų svajonė groti tokią muziką, kokia patinka jiems patiems. Ar ši svajonė išsipildė Didžiai Giešai, vienam seniausių Klaipėdos ir visos Lietuvos dižokėjų, šiandien sužinosime laidoje Kultūra Plius. Susitikime su Didžiai Gieša. Kokiais metais ir kaip tu gimei? 1974. O kaip gimei? Lėktuvė, blin. Klaipėdoje gimęs ir augęs Genadijus Sokolskis pirmą kartą muziką susižavėjo būdamas 6 metų, kai mama dirbusi mokytoja nusivedė į mokyklos šokius, kuriuose tuo metu turėjo budėti. Kiek paaugęs jis surengė ir pirmąją savo diskoteką. Mes buvom pionieriai ir turėjom vadovauti mažiukams ir reikėjo daryti kažkokius renginius. Ir aš sumašiau, kad galima padaryti diskoteką. Nieko nežinodavus apie diskotekas. Vienas draugas turėjo 2 kasečių magnetofoną. Vienintelis draugas, kuris turėjo tokį didelį magnetofoną. Su juo galima buvo miksuoti, to prasme, kaip miksą, kaip ir irgi niekada negirdėjau iki to. Ir, taip, bandžiau vieną kasetį paleisti, galima buvo paleisti kitą kasetį, tai pradėdavo ant viršaus groti ir, sugalvojau, kad taip įdomu. Diskoteka turi būti tokia. Nuo pat mažų dienų, nuo pat vaikystės vaikščiodavau jo rengiamas diskotekas įvairiose mokyklose. Ir bėgant metams pradėjome kartu dirbti ir šokti įvairiose koncertuose, renginiuose. Taip ir išsivystė ilgametę draugystę. Mokykloje jis su bendramžiais rengdavo diskotekas ir vis labiau įsitraukė į šią veiklą. Baigęs mokyklą organizavo vakarus, kuriuose grodavo jam patinkančią muziką ir pirmą kartą 1992 metais sudalyvavęs jaunųjų didžėjų konkurse laimėjo pirmąją vietą. Po to dalyvavo ne vienose varžybose, jose užimdamas garbingas prizinės vietas. Aš žinau visą populiarią muziką nuo 81 metų, kada atsirado MTV, kada mes pradėjome žiūrėti pirmus klipus. Aš jau tada labai norėjau miksuoti iš klipų, bet nebuvo jokios galimybės. Aišku, bandėme tam video magnetofonus surašinėti, bet ką mes darom dabar, tai labai skiriasi. Tai buvo muzika ir tai buvo vienintelės vietos, kur galėdavau ją rasti, tą muziką, kuri patinka ir kuri yra artimiausia man. Gieša prisimena ir šokių kultūros Lietuvoje pradžią, kai jį pakvietė sudalyvauti viename įdomiame projekte. XXL aplamai tada praktiškai nebuvo tų šokio grupių. Netgi tuo metu scenoj buvo Butkutė, Savaitgalis, Mamontovas. Ir galbūt paprasčiausiai reikėjo tokio jaunatviško projekto. Pakvietė dėl to, kad atrodžiau kitaip, buvau didžėjus, mokėjau šokti. Atsirado naujas klubas, naujas projektas kažkoks, tai mūsų žmonės kažkaip tai padaryti, kad jie ateina, pamato ir pradeda vertinti tą vietą, arba tą atlikėją, arba dar kažką tai, kada jau nebėra. O, kaip gaila, buvo laikai, prieplauka buvo, koks geras klubas, arba dar ten kažką. Ir visą laiką tai buvo. Nežinau, čia galbūt mūsų toks mentalitetas. Dar tuomet pasivadinęs Didžiai Gieša, nes taip sutrumpinę jo vardą jį vadino artimieji ir draugai, jis susidomėjo šokių, R&B, hip-hopo stiliaus muziką. Nemėgstu mokinti su muzika, kažką tai aiškinti, kad čia yra mada. Aišku, mes taip ir taip duodam naujienos. Bet aš stengiuosi daryti linksmą partiją, kad būtų... Bet mano tokia nuomonė, kad žmonės turi mokėti šokti, gražiai šokti, nesvarbu koks tai stilius, ar čia latino, ar čia hausas, ar čia hip-hop, bet žmogus turi mokėti judėti, o nešokinėti kaip bižionį. Turi būti šokio kultūra kažkokia. Labai profesionalus ir aš stengiuosi lygintis į jį. Gal jis buvo vienas iš pirmų didžėjų, apie kurios aš apskritai žinojau Lietuvoje. Ir kažkaip dabar siekiu lygintis į jį ir dirbam kartu. Jis ne tik groja kitų atlikėjų kūrinius, juos kaip nors perdirbdamas, tačiau ir pats kuria muziką. Visiškai skirtinga.
Bet irgi žiūrim į dance kultūrą galbūt. Pas mane yra daugybė kūrinių, kur nieks jaučia ir neišgirs, kad aš neleisiu į rinką. Aš turiu apie 20 dainų, kur pas mane namuose guli ir aš niekada neišleisiu, jeigu nedaugiau. Va. Ir rusų kalba, ir lietuvių, anglų, su latviais daug projektų buvo. Ir šiuo metu darom daug remixų, stengiamės kažkaip tai iš tos pusės žiūrėti, kad galėtum groti svetimus kūrinius, bet suremiksuotos. Kiek vėliau įsibėgėjus karjerai, jis pasivadino DJ Gex slapyvardžiu. Anot didžėjaus, bet kokiame vakare ar renginyje žmogus grojantis muziką yra labai svarbus, nes jis kuria bendrą vakaro nuotaiką. Praktiškai paišai viso kaip vakaro tokį piešinį, paveikslą. Tu turi duoti šiek tiek tokios muzikos, šiek tiek greitesnės, lėtesnės. Tu turi valdyti tą masę žmonių, kad jie galų gale neišeitų iš tavo vakarėlių ir liktų su gerais įspūdžiais. Tai jis tikrai moka padaryti. Kaip kai kurie didžėjai, jiems trūksta, jie kažką bando daryti savo, kažką groja, galvą nuleidė ir panašiai. Tik dėl savęs kažkokį meną bando išgauti, labai tokį ne visiems suprantanti. O Gešais dirbom publikos ir tas labai jaučiasi, kai daina keičiasi, visi pradeda cypti ir tas labai jaučiasi. Kad ta nuotaika tokia visai kita, kurią galbūt kiti didžėjai negali išgauti. Prieš keletą metų DJ Gex tapo ir pirmoju didžėjumi. Jis vakarėlių metu groja ne tik muziką, bet ir rodo videoklipus, kurie derinami kartu su tuo metu atliekamu muzikos kūriniu. Po Baltijai tai aš pirmas nusipirkau tokį aparatą, arba vienas iš pirmųjų. Lietuvoje tai tiksliai pirmas. Turėjau, vis gana brangiai kainavo tais laikais. Mane žiūrėjo žmonės, sakė, išpratėjo, kam tu leidi tiek pinigų, kad nusipirkti iš principo eilinį žaisliuką ir kam to reikia. Bet 2005 ar 2006 metais aš nusipirkau visą tą aparatūrą ir pradėjau domėtis. Kaip tik atsirado Drew, mano kompanionas, su kuriuo mes kaip Videoheads važinėjom ir grojom. Didžėjui teko porą metų praleisti Vokietijoje, grojant įvairiose klubuose, po to 6 metus didžėjavo Rygoje ir laikui bėgant, kaip teigia pats Geša, jam pabodo nuolatinės kelionės ir didžėjai sugalvojo atidaryti savo naktinį klubą Klaipėdoje, kuriame galėtų skambėti jo atliekama muzika, suktųsi videoklipai. Aš pavargau šiek tiek važinėti ir aš sugalvojau, kad aš nenoriu važiuoti į kitus miestus, aš noriu, kad žmonės pas mane ateitų. Va, bet tai buvo toks žingsnis apsistoti vietoj, bet nelabai taisyklingas. Ir dabar pradedu vėl viską iš naujo. Vis dėlto aš geresnis negu kūrėjas, kažkokių tai idėjų ir kaip atlikėjas, negu kaip direktorius klubo, kuris gali sėdėti ten, žiūrėti popierius ir panašiai. Tuomet prie žinomo didžėjaus prisijungė dabar kartu dirbantis DJ Drew. Ir taip gimė bendras projektas Videoheads. DJ Gex stovi prie muzikos, o DJ Drew prie video pultų. O vakarėlių lankytojams pateikiamas bendras šios komandos darbo rezultatas. Dabar mes važiuojam praktiškai kiekvieną savaitę Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Marijampolė, per visas didmiesčius. Lietuvos, į Latviją irgi dažnai važiuojam. Ir bandom plėsti mūsų šitą veiklą. Dėl to, kad Videoheads ne tiek žmonių dar pažįsta. Tam pažįsta Gešą atskirai. Bet aš dabar užsiminėjau Videoheads projektų šito. Dažniausiai Videoheads groja ir rodo populiarią muziką ir videoklipus, tačiau jei kuris nors muzikinis kūrinys neturi savo klipo, jie patys jį sukuria. Kiek kompaktinių plokštelių nuo pat savo veiklos pradžios turi sukaupęs Geša, sunkiai suskaičiuoja. Nu čia jau tūkstančiais, aš neįsivaizduoju, kiek aš niekada nebandžiau netgi skaičiuoti. Taip, iš galvos plokštelių gal apie porą tūkstančių, kompaktų, gal tokių dėžučių. Nu čia aš matau apie 9 guli ir namuose gal kokie dar 5 tokias dėžutės. Čia didžiai labai daug išleidžia pinigų ant muzikos.
Čia kiekvienas didžėjus tą patį pasakys, kad nieko iš naujo čia nepasakysi. Draugiškas, atviras, nuoširdus ir neskaitant viso to jisai spalvingas, kūrybingas ir kupinas idėjų. Didžėjus turi begalę kitų su muzika kartais mažai susijusių pomėgių. Jis šoka, sportuoja, piešia, daro tatuiruotes, surinkinėja ekskliuzyvinius dviračius. Artimiausioje ateityje daug įvairiausių planų tiek televizijoje, tiek didžiojoje užsienio scenoje, tačiau visų jų jis neketina atskleisti ir sako, kad geriausius ir vertus dėmesio darbus ir projektus pamatysime patys. Po trumpos pertraukos papasakosime apie Pilypą Ruigį, mažosios Lietuvos kultūros veikėją. O dabar Baltikum televizijos eteryje reklama. Pilypas Ruigys – kalbininkas, eilėraščių ir giesmių kūrėjas bei vertėjas, lietuvių liaudies dainų rinkėjas, evangelikų liuteronų kunigas. Šis sulietuvėjęs vokietis parodė, kokia lietuvių kalba graži ir daininga. Šiandien laidoje Kultūra Plius norime papasakoti apie šią asmenybę bei jo nuopelnus lietuvių kalbai. Pilypas Ruigys gimė 1675 m. kovo 31 d. Kadnevoje, Stalupėnų apskrityje. Vieni teigia, kad Ruigio tėvai kilę nuo Klaipėdos buvo lietuviai, kiti mano, kad jis yra sulietuvėjęs vokietis. Ne vienus syk jis yra beje ir pats pasisakęs, kad lietuvių kalba jam gimtoji, bet gimtoji veikiausiai ta prasme, kad jis mokėjo taip pat gerai augdamas lietuviškoje aplinkoje, kaip ir vokiečių kalbą. Pilypas Ruigys nuo 1692 3 metus studijavo Karaliaučiaus universitete, po to kurį laiką gyveno Kaune. Čia pradėjo rinkti ir užrašinėti lietuvių liaudies dainas. Nuo 1708 metų iki gyvenimo pabaigos buvo Valtarkiemio kunigas. Tapo garsaus mūsų poeto Kristijono Donelaičio kaimynų ir ta draugystė yra visuomet pabrėžiama, kad jie bendravo, kad keitėsi idėjomis įvairiomis. Moksliniai bei švietėjiškai jo veiklai didelę įtaką turėjo tarp Rytų Prūsijos lietuviškų parapijų kunigų kilusi polemika. 1702 metais tas kilo ginčas tarp kunigų, kokia turi būti ta rašytinė lietuvių kalba. Merlinas iškėlė idėją, kad kalba turi būti suprantama žmonėms. Ir jį galima suprasti kaip kunigą. Šios reformos idėją aiškiausiai suformavo Mykolas Merlinas, kuris teigia, kad su lietuviais reikia kalbėti jiems geriausiai suprantama, tai yra šnekamąją kalbą. Šių idėjų labai karštas šalininkas ir buvo Pilypas Ruigys. Jų įkvėptas jis vertė religinius tekstus, dirbo prie Biblijos vertimo. Ruigys vis dėlto labai aktyviai, kaip turbūt ir visi to meto Prūsų Lietuvos veikėjai, dirbo prie religinių raštų. Ir jis yra vienas svarbiausių Naujojo testamento rengėjų. Ruigys išvertė toje Biblijoje kunigų knygą. Ir taip pat jis padėjo peržiūrėti kitus verstus tekstus. Tačiau šiuo atveju gal įdomesni jo vertimai tai yra giesmių vertimai, nes tos giesmės buvo giedamos per pamaldas. Tai buvo žmonių gyvenimo dalis. Pagrindinėme liuteronų giesmyne buvo išspausdinta 11 Ruigio sukurtų ir verstų giesmių. Tautosakos priede buvo išspausdinti 3 lietuvių liaudies dainų poetiniai tekstai su vertimais į vokiečių kalbą. Ruigys buvo pirmasis, kuris paskelbė pirmuosius lietuvių originalius tautosakos kūrinius, konkrečiai liaudies dainas. Ir tokiu būdu šitomis liaudies grožybėmis galėjo domėtis ir juos tyrinėti, ir juos skaityti, jomis žavėtis didieji Europos kūrėjai Lesingas, Herderis, Getė. Beje, Getė viena iš tų įdėtų dainų
Ruigio tyrinėjimus net panaudojo savo dramoje Žvejė. Jis publikuoja kaip kalbos faktą, ne kaip literatūrinės vertės faktą. Dar tuomet nebuvo suprasta, kad tautosaka tai yra koks nors labai vertingas, mistiškai vertingas dalykas. Ruigys publikuoja norėdamas iliustruoti kalbos faktus, norėdamas parodyti, kad kalba yra gyva, kalba yra graži. Pakankamai talentingas poetas, nors vertinamas buvo prieštaringai, sakykime, Švietėjas Ostermejeris. Jis sakė, kad nelabai koks poetas Ruigys, stigo jam talento, visko jam stigo. Iš tikrųjų, veikiausiai tokį neigiamą vertinimą lėmė pakitusios epochos ženklai. Švietėjams reikėjo racionalumo, o Ruigys buvo vis dėlto baroko epochos poetas ir yra labai gražių pasakymų, labai gražių vietų jo giesmėse. Labai svarbus Pilypo Ruigio darbas 88 puslapių knygelė Lietuvių kalbos, kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas, išspausdintas 1745 metais. Rašyti lietuvių kalbos studiją Meletema, vėliau graikiškų pavadinimų išleista, paskatino toksai Deutsches, vyriausiasis rūmų pamokslininkas, Prūsų Lietuvos mokyklų ir bažnyčių inspektorius, kuris nuolat klausė Ruigio, kaip reikėtų daryti, kaip reikėtų kalbėti, kas yra teisinga, kas yra neteisinga lietuvių kalboje, sekė va šitą diskusiją, domėjosi ją. Tokį darbą išleisti Ruigys svajojo nuo jaunystės, bet tam sukliudė maro ir bado metai, po to masinė vokiečių kolonizacija bei kitos nepalankios aplinkybės Rytų Prūsijoje. Tačiau vėliau jis grįžo prie to darbo, gerokai jį pertvarkė bei suredagavo ir taip atsirado naujas lotyniškas darbas Lietuvių kalbos Meletema. Sąsiuvinio formato 112 puslapių rankraštį Ruigys išsiuntė į Angliją savo pažįstamam kunigui, kuris pažadėjo Meletemą išspausdinti, bet savo pažado neištesėjo. Rankraštis ilgam buvo dingęs ir atsirado tik 1975 metais Londone, aukcione jis buvo parduotas už 4500 svarų. Tai buvo labai dideli pinigai ir jį nusipirko toks garsus tuo metu dailininkas ir kolekcionierius Kazys Varnelis, kuris gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis įkrito į didelės skolas, skolinosi pinigus, savo visus atidavė, po to jam nebuvo taip lengva atsitiesti po šito pirkinio. Bet Varnelis iš karto rankraštį atidavė Lietuvai. Savo Meletemą Pilypas Ruigys išvertė į vokiečių kalbą, palikdamas tą pačią sandarą, principus bei idėjas, tik į ką pakeisdamas, papildydamas ar sutrumpindamas, ir taip atsirado trečias to darbo variantas, vadinamas tyrinėjimas. Pilypas Ruigys bandė įrodyti, kad lietuvių kalba yra kilusi iš graikų kalbos, aukštino germanizacijos niekinamą lietuvių kalbą, gynė jos teisės. Lyginimas buvo ne tik su graikų kalba, su kitomis irgi, ir su lotynų, ir su lenkų, netgi su hebrajų kalba lygino, su slavų kitomis kalbomis. O su graikų kalba tai ypač daug pavyzdžių yra, beveik 400 tų pavyzdžių yra, kai Ruigys lygina su graikų kalba. Žinoma, tie pavyzdžiai nėra moksliškai pagrįsti. Fonetinių tokių sąskambių, tiesiog garsinių sąskambių. Pagal panašumą, kaip skamba žodžiai, graikiški ir lietuviški sudėta. Bet dabar pasižiūrėjus, patyrinėjus pagal kilmę, pagal garsų kilmę atitikmenis graikų ir lietuvių kalbos, tai tarkim 10% žodžių iš tikrųjų yra tie, kurie tikrai yra atitikmenis lietuvių ir graikų kalbose. Labiausiai šių trijų darbų Pilypas vertino žodyną, kuris buvo antrasis Rytų Prūsijoje spausdintas lietuvių kalbos žodynas. Pilypo Ruigio žodyną turėjo ir Donelaitis, taip pat yra patvirtintas faktas ir veikiausiai jį vartė ne vieną sykį. Pilypo Ruigio žodynas tapo ir Milkaus žodyno pagrindu. Iš tikrųjų, tai tiesiog buvo perdirbtas Ruigio žodynas, tai ką padarė Milkus. Žodynas, kuriame yra sudėta leksika ne tik imta iš kitų knygų, iš kitų žodynų. Ruigys ėmęs pavyzdžius ir iš Hako žodyno, kuris jau Mažojoje Lietuvoje buvo išleistas,
Jis ėmė pavyzdžius ir iš Sirvydo žodyno trikalbio, kuris didžiojoje Lietuvoje jau buvo išleistas, iš kitų leidinių taip pat imta. Žinoma, iš Biblijos irgi labai daug žodžių, kadangi jis ir vertė, ir redagavo Bibliją į lietuvių kalbą, bet labai daug yra pavyzdžių, kurie yra tokie kaip šnekamosios kalbos, frazeologijos, liaudinės kalbos, įvairių visuomeninių sričių. Jame plačiau panaudota gyvos kalbos frazeologija ir tai buvo pirmasis spausdintas žodynas su tautosakinė medžiaga. Užfiksuoti mitiniai elementai, mitiniai įvaizdžiai, mitinės figūros įvairios, kurių visame žodyne rasime apie 50 maždaug, bet čia Ruigys jau nėra originalus dėja. Jisai, kaip ir kiti to laikotarpio autoriai, žinoma, naudojasi ankstesnių autorių darbais ir pirmiausia Brodovskio žodynu, akivaizdžiai, nes daugelis mitinių vardų, dievavardžių, teonimų ir eufemizmų yra paimti būtent iš Brodovskio žodyno. Nieko naujo, ko nebūtų buvę ankstesniuose veikaluose, procesas senųjų dievų paminėjimų ar net kokių fragmentiškų apeigų jiems atliekamų užsibaigė su 18 amžiaus iš esmės pradžia, nes Ruigys jau gyvenimiškoje aplinkoje to meto savo, iš to meto gyvenamos aplinkos jau nieko neužrašo. Jisai tik tai kartoja tai, kas yra ankstesniuose darbuose. Pilypas Ruigys prisipažįsta, kad daugelis pageidavę šalia žodyno matyti ir gramatiką, bet jis dėl savo senyvo amžiaus nebegalėjo tokio darbo parengti, todėl jį pavedė savo sūnui, lietuvių kalbos seminaro docentui Karaliaučiaus universitete Povilui Ruigiui. Šis prižiūrimas tėvo parašė gramatiką ir išleido kartu su tėvo parengtu žodynu bei tyrinėjimu. Klaipėdoje, kaip ir visuomet, gausu kultūrinių įvykių. Pristatau jums naujausius uostamiesčio renginius. Kovo 31 balandžio 3 dienomis Klaipėdoje vyko 10-asis tarptautinis džiazo vokalistų konkursas Jazz Voices. Konkursas šiemet organizuojamas jau 10-ąjį kartą, nors jis gimė kaip vieno vakaro koncertas 2002 rudenį. Finale susitiko iš 2 turų atrinkti 8 finalistai iš Kroatijos, Lietuvos, Anglijos, Latvijos, Suomijos, Rusijos ir Lenkijos. Konkurso nugalėtojų tapo Vojcechas Mirčekas iš Lenkijos, o lietuvaitė Edita Bodrovaitė užėmė 3 vietą. Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyksta tarptautinė Ekslibrisų konkurso paroda Ekslibris Klaipėdos apskrities viešai Ievos Simonaitytės bibliotekai 60. Balandžio 4 dieną Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro meno kieme buvo atidaryta Justės Jasinevičiūtės tapybos darbų paroda To Be Continued. Balandžio 7 dieną Klaipėdos galerijoje buvo atidaryta Dalios Kirkutienės tapybos darbų paroda Atspaudai, kurioje autorė pristatė 15 gobelenus primenančių darbų. Nuo balandžio 7 dienos Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose prasidėjo retrospektyvinis lietuviškų filmų festivalis 5 susitikimai su lietuvišku kinu. Balandžio 9 dieną, tai yra šeštadienį, menų fakulteto koncertų salėje 17 valandą atvykęs yra į Lietuvą garsus kompozitorius ir atlikėjas indiškos klasikinės muzikos Bhaskaras Subramanianas. Ir mums teko didelė garbė pakviesti jį ir jisai keliauja po visą vakarų Europą. Ir šitas turas jo muzikinis skirtas yra atminti Sahadža jogos mokytoją Šrimatą Džinirmalą Devį. Šiandien laidoje papasakojame apie Pilypą Ruigį. Noriu užduoti konkurso klausimą susijusį su šia tema. Su kokiu žinomu lietuvių kultūros veikėju bendravo Pilypas Ruigys? Atsakymus siųskite elektroniniu paštu info@menugatvė.lt. Kitą savaitę iš teisingai atsakiusių mes išrinksime vieną laimingąjį. Jam padovanosime kvietimą 2 apsilankyti Klaipėdos koncertų salės renginyje Romos karnavalas, kuris vyks balandžio 15 dieną. Praėjusioje laidoje uždavėme klausimą, ką dar be pirmosios lietuvių kalbos gramatikos parašė Danielius Kleinas. Į šį klausimą teisingai atsakė mūsų laidos žiūrovė Kristina Lekutienė. Šiandien su ja susitinkame ir koks yra teisingas atsakymas? Giesmyną, maldaknygę ir vokiečių lietuvių kalbų žodyną. Taip, tai yra teisingas atsakymas. Ir iš kur jį sužinojai? Žiūrėjau laidą Kultūra Plius ir ten buvo pakomentuotas šis atsakymas. Aišku, labai malonu. Ir už šį teisingą atsakymą mes tau norime padovanoti kvietimą 2 asmenims apsilankyti Klaipėdos koncertų salės renginyje Žanos Dark aistra, kuris vyks balandžio 6 dieną. Labai jums ačiū. Prašau. Dėkui. Šios savaitės laidos nugalėtojų tapo Alfredas Kaneva. Sveikiname. Džiaugiuosi, kad šį pusvalandį buvote su laida Kultūra Plius.
Linkiu Jums kūrybiškumo įsibėgėjant pavasariui. Su Jumis susitiksime vėl kitą penktadienį lygiai už savaitės. Su Jumis buvo laida Kultūra Plus.